Reikia kažko, ko dar nebuvo, kas dar nebuvo čiupinėta. Ir Havajuose prasidėjusi Vilniaus širdį užliejusi ir kviečių sporto iniciatyva skelbiama 2015 metų nugalėtoja. Į sceną kviečiu Gintą Lapėną. Šios iniciatyvos autorių, atvežėja, puoselėtoja ir trenerį. Gintai! Asistentė, kur jūs bėgate? Padėkite žmogų. Padėkite. Paplokite, gerbiamą asistentį, taip. Žiūrėkite, savarankiškas kliuks. Kaip atsirado tas įkliukas, kodėl jūs iš čia yra? Tai ačiū žmonai, kad lemtų. Lyginimą? Ne, tikrai. Teisingiau ten bendruomenė buvo. Nu, tiesiog gana aktyviai. Tai ačiū žmonai! Ačiū žmonai. Ačiū jums, panas Gintautai. Gerai. Antroji nominacija. Sportiškiausia mokykla. Pretendentai. Vilniaus Gabijos gimnazija. Dalyvauja visose moksleivių čempionatuose. Yra daugkartiniai Lietuvos mokinių olimpinių festivalio bendro ugdymo žaidynių čempionai bei prizininkai. Ir mokinius puikiai paruošia. Rezultatam ponė Jolanta Grudzinskienė ir Lina Bagdonienė, jos yra kūno kultūros mokytojas. Vilniaus Fabijoniškių mokykla, antrasis pretendentas. Ambicingi, visada stengiantis būti pirmieji moksleiviai, mokomi mokytojo Tautvydo Bigniaus. Trečiasis pretendentas Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Ilgamečiai ir atkakiniai įvairiausių čempionatų moksleivių varžybų nugalėtojai. Ir šioje nominacijoje nugalėjo Vilniaus Simono Daukanto gimnazija. Kviečiame organizaciją investuoti kultūrą, mokytojus, trenerius, puoselėjus. Žmonės yra viską, moksleiviai man geriau atrodo. Varžybose. Kita nominacija lygiai tokia pat svarbi kaip ir mokytojų. Galima sakyti sportininko mokytojas. Nominacijoje metų sporto treneris. Nominantai. Vladimiras Vajevas. Jis yra Elvo Petrausko treneris. Jevgenij Kliosov. Olimpinių žaidynių Londone nugalėtojos ir Rio olimpinių žaidynių būsimosios dalyvės Lauros Asadauskaitės treneris. Ir būtent pridėti Lauros Asadauskaitės Zadneprovskienės treneris. Gerai pasakiau? Ačiū, paplokite man. Ir trečiasis nominantas Virgaudas Legnickas.
Mindaugo Griškonio, treneris ir pirmininkas įvairiausiom Latvijos paslaptimis dalyvis ne tik su gerbiamuoju Mindaugu. Ir šioje nominacijoje skambant šitai įdomiai muzikai plojant jūsų delnams nugalėtojų skelbiamas Jevgenij Fiodorov! Kavalierius, taip pat savo lapais galės nešiotis ir geležinio vilko sidabrinį ženklelį įteiktą Vilniaus miesto mero bučiniai Andrėjaus rankos paspaudimai ir treneris įsitaisė šalia savo auklėtinės treniruos. Suprantam? Jums leidus tiesiu apdovanojimus. Metų sporto veteranų nominacija. Šioje nominacijoje jūs išgirsite 3 pačius garsiausius Vilniaus miesto sporto meistrų veteranų klubus. Pirmasis – Vilniaus statybos klubas ir jo senjorai. Jie prancūzai visą Europos sporto meistrų krepšinio varžybų virš 49 metų vyrų varžybose krepšinį užėmė pirmąją vietą, dar kitai Europos. Legendinis Vilniaus krepšinio veteranų sporto klubas Kamanė, antrasis pretendentas. Šios moterys yra daugkartinės Europos ir pasaulio žaidynių nugalėtojos. Trečiasis sporto klubas Salivita, Europos ir pasaulio sporto meistrų žaidynių krepšinio čempionai. Vilniaus tarptautinis krepšinio veteranų turnyro iniciatoriai ir organizatoriai. Šiandien pradėti, kaip suprantate, kova buvo ypač atkarti. Taip pat mes išgirsime, kas nugalėjo šioje nominacijoje. Metų sporto meistrų veteranų sporto klubų skelbiamas sporto klubas Statyba. Kviečiame statybos treniruotę į sceną. Prašom. Prašokite. Kiek suprantu, kviečia gerbiamą Remigijų Šimašių sporto klubą. Kada treniruotės? Paslaptis. Kita nominacija. Žmonės, kurie kasdieną
demonstruoja savo valią. Žmonės, kurie kiekvienam iš mūsų, ko gero, galėtų būti valios prizininkų, valios čempionų pavyzdžiais. Metinių olimpinių sporto šakų sportininkai. Sergej Grečiko, daugkartinis pasaulio ir 2015 metų pasaulio sambo varžybų sporto kategorijoje iki 68 kg trečios vietos laimėtojas. Valentinas Pumputis, radio bangos valentinių modelių kūrėjas. Arūnas Norvišas, 2015 metų greitųjų šaškių pasaulio čempionas. Ir šioje nominacijoje nugalėjo. Bet gerai muzika, ne? Bet įtampa kūrė, jaučiate, ne? Gerai, ne? Šioje nominacijoje nugalėjo greitųjų šaškių turnyro čempionate aukso medalį iškovojęs Arūnas Norvišas! Leiskite tęsti apdovanojimus savo aplodismentais. Jūsų aplodismentai lydimas man tęsti. Jūsų gausas aplodismentai skubina mane. Jūsų uždegantis gausas aplodismentai krauta mano žuvį. Ir prieiname prie, ko gero, vienos svarbiausių nominacijų, kur kasdieną žmonės turi demonstruoti savo valią tam, kad, ne, pavyzdžiui, šį vakarą užkoptų čia, į šią iškilimo vietą. Mes darome viską, kad šalia esantis mūsų žmonės galėtų gyventi tokį patogų gyvenimą, kurį gyvename mes. Bet deja, tam reikia truputėlį laiko. Tebūnie šis apdovanojimas mažytė paskata, bet mes stengiamės. Jie stengiasi taip pat. Metų sportininko su negalia nominacija. Paplokite, prašau. Nominantai. Gluosnė Norkutė, pasaulio neįgaliųjų plaukimo čempionato 7 vietos laimėtoja, Lietuvos rekordininkė. Osvaldas Bareikis, praėjusių metų lapkričio mėnesį Europos dziudo čempionate Portugalijoje iškovojęs 5. vietą. Ir trečiasis nominantas Vilniaus kurčiųjų sporto klubas Gestas. Praėjusiais metais įvykusiame pasaulio kurčiųjų krepšinio čempionate iškovojęs 1. vietą. Nugalėtojų šioje nominacijoje skelbiamas Osvaldas Bareikis, dziudo meistras. Šalia mūsų yra grupė žmonių, kurie šių fanfarų ir šių aplodismentų
negirdi. Jie yra kovotojai. Labai prašau visos salės atsistoti. Dabar pažiūrėti į kairę. Ir Vilniaus kurčiųjų klubui gestas paploti taip, kaip jie ploja mums. Ačiū! Ačiū Jums! Kita nominacija. Metų sporto renginys. Pretendentais yra Vyram Vilnius. Jau galima sakyti Vilniaus sporto gyvenimo dalis. Tradicinė bėgimo šventė. Praėjusiais metais įvykęs Davis taurės mačas Lietuva-Ukraina. Mačas vyko Siemens arenoje. Daug žmonių grūdosi tribūnose. Ir toje pačioje arenoje vykęs pasaulio standartinių šokių čempionatas. Trečiasis nominantas. Tarp kitko, šitas čempionatas baigėsi labai gerai Lietuvai. Nes mūsų pora Evaldas Adeika ir Ieva Žukauskaitė užėmė 3. vietą. Šioje nominacijoje nugalėtojų skelbiamas tarptautinis renginys Vyram Vilnius! Bėgimo šventė Vyram Vilnius per 4 metus nuo beveik 1500 užaugo iki 7000 žmonių šventės. 14 000 sportbačių vienoje vietoje. Paplokite dar kartą organizatoriams. Taip. Na, padėkojo organizatorių komandai, gerbiamoji organizatorė. Tai mes neatsilikim. Nominacija Metų komanda. Nugalėtojais pretenduoja tapti nuolatinis futbolo A lygos čempionas Vilniaus futbolo klubas Žalgiris. Paplūdimio tinklinio moterų komanda Europos jaunimo čempionate iškovojusi 3. vietą. Paplokite Ievai Žukauskaitei ir Monikai Kovačiūtei. 3. nominatas irklavimo vyrų dvietė su Rolandu Maščinsku ir Sauliu Riteriu. Jie pasaulio irklavimo čempionate užėmė 2. vietą. Ir šioje nominacijoje, kur svarbu ne vieno, o visų valia, visų noras kautis, nugalėti, kovoti, derinti sveikybą ir pasiekti pergalę. Šioje nominacijoje ją džiaugsis irklavimo vyrų dvietės Rolandu Maščinsku ir Sauliu Riteriu.
Prašau ataskaitos, kai šiek vyksta dabar. Labai dėkuoju už apdovanojimus, bet šauktinių įvietė ruošiasi išvykti į treniruočių stovyklą Italijoje, neapluoti šį kartą slidinėti, tai aš jų vardu visiems dėkuoju už tos nuostabius apdovanojimus ir tikiuosi, kad rudenį jūs nustebins dar. Ačiū. Ačiū Jums. O mes galingais finišais pasižymi žemėniečiai gyvietiai linkime ir galingo finišo Rio žaidynėse. Dar kartelį paplokime. Yra kai kurios nominacijos, kuriom norisi įžangos. Ir ši nominacija, kuri taip pat nuskambės, man yra tokia. Labai visų atsiprašau, aš norėčiau tą įžangą paskaityti iš popieriaus. Visi mes neamžini galiūnai, net ir jūs, mūsų sporto herojai, kopiantis iš žmogaus galimybių viršūnės. Net ir mes, tik neramiais širdies ritmais ir pavimais palaikantis jūs. Ne visuomet turime jėgų tiek, kiek norėtume. Ko gero būtent todėl jūsų pergalės, jūsų aukštai iškeltos triumfuojančios rankos ir veide sunkiai telpanti šypsena lieka mūsų atmintyje. Šiandien norime prisiminti vieną iš jūsų. Iš jūsų vieną, kuris tapo 4 kartus pasaulio čempionu, kuris prieš 43 metus tapo Miuncheno olimpinių žaidynių aukso nugalėtojų. Nominacijoje Metų sporto legenda nugalėtojais skelbiamas Vladas Česiūnas. Gerbiamas Vladai, būkime atviri, aš jums spaudžiu ranką prieš užlipant čia į viršų, paspausiu dar kartelę dėl viso to, ne? Jėgos turi, pastiprių žmonės norės išnaudoti. Gerbiamas Vladai, prašysiu jūsų pagalbos. Verčiu puslapį tam, kad pristatyčiau dar vieną nominaciją, kuriai prizai teiks mūsų sporto legenda. Metų atradimo nominacija. Joje kaunasi Lina Šarkytė, prestižiškiausios irklavimo rungties bendriečių varžybose pasaulio irklavimo čempionate užėmusi 8-ąją vietą iškovojusi kelialapį į Rio. Brigita Virbalytė Dimšienė, geriausia 2015 metų šalies lengvaatletė. Henrikas Žuskautas, kanojininkas sprinteris, 2015 perrašęs šios rungties favoritų sąrašą. Jis pasaulio čempionate užėmė 5. vietą, o Europos žaidynėse pelnė 1. Ir šioje nominacijoje, kurioje kaunasi karšto kraujo jau kylančios sporto žvaigždės, nugalėtojų arba nugalėtojų. Skelbiamas Henrikas Žuskautas.
nuodėmę jūsų neišnaudoti. Jūs tikrai spaudžiat ir mačiau, kad kažką reikėtų jūs sakyti. Prašau apie legendą ir apie atradimus. Žodį. Pradėsiu porą žodžių apie save. Grįžtu iš varžybų tarptautinių. Brolis klausia, kaip jūs startavai? Aš sakau prastai. Tai kame reikalas? Aš sakau, jie man važinės buvo. Įskryja dar prieš Mikinę. Prieš Džiukus. Sakau, ką kitiems nebūtų. Kanoji reiklavimai. Vieni duoja iš kairės ir kyvišės. Ir labai didelę reikšmę turi. Vėjas. Aš Henrikui palinkėjau, kad jam būtų palankus vėjas. Kaip geros valdžios. Ačiū Jums labai. Stiprų žodžiai, tinkantis visiems gyvenimo atvejams. Kiekvienas lapų vertimas Jums praneša žiniame, kad tuoj dar viena nominacija. Ir šį kartą ši nominacija yra ypatinga ir pati svarbiausia. Metų sportininkas. Nominantai. Henrikas Žuzaudas. Jis kitas juos prišneka. Agnė Sereikaitė. Bronzos medalio laimėtoja Europos greitojo čiuožimo trumpuoju taku čempionate 1000 metrų nuotolyje. Edis Matusevičius. Kylantis žaidėjas metikas, Europos komandiniam čempionate užėmęs 5. vietą, Europos jaunimo čempionato ir Baltijos šalių mačo 3. vietos laimėtojas. Tarp kitko jis yra Europos čempionų klubų taurės varžybų nugalėtojas. Laura Asadauskaitė Zadneprovskienė. Nežinau, nustebinčiau Jūs, tačiau ji yra Rio vasaros olimpinių žaidynių kelialapio savininkė. Mindaugas Grišonis. Jis taip pat planuoja kelionę į Rio žaidynes. Jis praėjusiais metais 2015 pasaulio čempionate užėmė 3. vietą vienvietėse. Ir Milda Valčikaitė. Europos čempionato kadenijos gavo 2. ir pasaulio čempionato 5. vietos laimėtoja. Na, kaip suprantate, o jūs ko gero suprantate, kad nugalėtojai išrinkti tokioj nominacijų yra ypač sudėtinga. Ir metų sportininkų vyrų skelbiamas Mindaugas Grišonis!
Eilėraštis. O jis šiandien 12 val. Įskrido slidinėjimo stovyklą 3 savaitėm į Bulgariją. Aukštikalnis. Tai, treneri, atsiprašau, gerbiamasis treneri, atsistokite, prašau, čia scenos vidury. Mes visi suskaičiuokime iki 3 ir tai vyksta stebuklas. 1, 2, 3. Šitas aukso grupės. Ačiū. Ir kągi. Ką čia slėpti? Liko paskutinis apdovanojimas. Ir jis jau yra vietoje. Metų Vilniaus miesto